Tam, kad pamatyti palmių ir skaniai pavalgyti, nebūtinai skristi į egzotiškas šalis. Pilnai pakaks ir vizito į restoraną Iešmas ir Lyžė. Kadangi mūsų apsilankimo dieną orai nelepino, tai vietoj lauko terasos pasirenkam restorano vidų. Mūsų vaikams labai patiko bealkoholiniai kokteiliai, na, o suaugusiems aišku patiko vynas ir puikiai prie jų tiko vietoje marinuotos alyvuogės. O damos dar papildomai prie vyno užsisakė ir midijų. Jas patiekė gausiai aplietą skanių padažų. O kaip vaikai bendrą užsakymą įspraudė ir šių spurgyčių, aš prisipažinsiu, nepastebėjau. Kol moteris mėgavosi midijomis, vyrai valgė sriubas. Vienu metu net su draugu susiginčiojome, kieno sriuba skanesnė. Kadangi vaikam valgytos picos pasirodė per didelės, tai vieną gabaliuką iš jų pavyko nugnybti ir man. Kad ir koks milžiniškas, sultingas ir skanus buvo mano valgytas mėsainis, aš niekaip negalėjau nuleisti akių nuo draugų valgytų šašlykų. Kiaulieno šašlyko pavyko nugnybti tik mažytį gabalėlį paragauti, bet už tai krevečių pavyko nuvagiliauti net 2. Katinieniai nuo vaikystės besilaikančiai dietų labai patiko burakėlių salotos su lašišos iešmeliu. Nors po gausybės patiekalų mes jau visi buvom sotus ir laimingi, bet visgi po kasiniuką, varškėtukų ir taramisų mes visi paskanavom. Skanus maistas, puikus aptarnavimas ir vos kelios minutės nuo mano namų, tad aš čia tikrai dar kada sugrįšiu.